Aš darbų, technologijų, nedailės mokytojas. Nesikuklink. Man reikia sukurti iškabą. Noriu, kad kas nors nupieštų. Nupieštų? O ką reikia nupiešti? Noriu, kad nupieštų man moters siluetą, bet neryškiai. Švelniai, švelniai, lyg jį būtų šešėlį. Imk. Palauk, Sonia, nepyk, bet negaliu. Svarbiausia, ne moters siluetas. Ne, aš ieškau stiliaus. Reikia surasti stilių, sugalvoti iškabos tekstą, panagrinėti perspektyvą, proporcijas. Nebijok, viską panagrinėsim. Dabar nupiešk. Nupiešk, man reikia atspausdinti. Imk, padėk man, negi tam sunku. Sakai siluetą. Štai ausytė, akytės, nosytė. Nosytė reiktų operacijos. Tai pataisysiu, štai kaklas. O čia daug papuošaliukų. Matai? Kojytės, na štai. Tai gal bus su trumpu sijonėliu. Matai? O rankytės čia paslėptos. Na kaip? Ne. Šaipais iš manęs? Ne, tikrai nesišaipau. Čia šiuolaikiškas požiūris, postmodernistinis. Šiuolaikinis menas, supranti? Dabar visi tai piešia. Ne, man reikia... Šitas piešinys baisus, siaubingas. Man reikia įprastesnio piešinio, senamadiškesnio. Bet svarbiausia, kad jis būtų suprantamas. Šitas visai neaiškus. Neaiškus? Neaiškus. Gal neįdėmiai žiūri? O gal tu nemoki piešti? Koks tu darbų mokytojas, jei nemoki piešti? Maniau, kad reikia nupiešti tave. Aš taip matau tavo veidą. Panašus, juk panašus. Sužinojau Marko mamos ligoninės adresą ir lankymo valandas. Supranti? Dabar jis galėsi aplankyti. Tau tikrai taip rūpi tas kvailys? O tu dar abejoji? Ne. Einu jam pasakyti. Eik. Marisa. Ką? Laukiu tavęs. Kam? Norėjau patart, kad nesusidėtum su Pablu. Geriau nereikia. Tas kvailys man nerūpi. Kodėl tai pasakei? Tu man buvai labai gera, o aš... Na, nežinau. Dėl tų pratimų? Argi nesi niekam padėjęs? Ne, visada tik kiaulinu. Kaip ir tau. Ką tu man padarai? Jo paaiškinau, kodėl sakai, kad taip negali būti. Kas taip sakė? Aš sakau, netikiu, kad tau reikia vienatvės, kad kurtum. Neprašau, kad Picasso Gerniką nupieštum. Prašiau paprasto moters silueto. Sonia, man reikia vienatvės. Vėliau atnešiu tą piešinį. Atsiprašau. Sonia? Sonia, gerai, kad tu čia. Mieloji. Marisa sakė, kad susitarai dėl susitikimo? Taip, ačiū. Gačias Rubijus tave priims rytoj. Negaliu patikėti, nežinau, kaip atsidėkoti. Pradžiai galiu papasakoti apie modelių mokyklą, kurią lankai. Gerai, tik pasakyk, ką nori sužinot. Nežinau, ko ten moko, kokius reikalavimus taiko, viską. Priklausė abiems partijoms? Buvo smagu su manimi žaisti? Ne, Marisa. Jaučiaus šlykščiai, jau sakiau, nežinau. Jei nori, atiduosiu matematikos pratimus. Ne, pasilik, viskas gerai. Kodėl nepyksti? Jau pripratau. Šitoj vidutinybė mokykloje jūs viską padarytumėt, kad tik laimėtumėt. Tu vienas iš jų. Labai gerai. Deriniesi prie viso šito mėšlo. Gana, Marisa, gana. Jau sakiau, kad gailiuosi. Marisi, tai gerai, kad tave radau. Man reikia pagalbos, kad išneščiau sveiką kailį. Neįskėsk rankų, suglausk štai taip, o dešinę ranką... Štai taip, mesk. Matai? Štai taip. Atpalaiduok rankas, atpalaiduok. Negaliu, seniai, negaliu. Im, gali. Laikai štai taip ant žemės. Pagauni ir metį, pagavau. Labai paprasta, labai. Dabar mes... Atsiprašau. Į tave pataikiau, viskas gerai? Sėskis. Ne. Sėskis, viskas gerai? Nespoksokit aš visą plaukę. Negaliu išmesti jūs iš galvos. Ir tu jai patinki? Jei ne, pamiršk ir viskas. Ne taip paprasta, tikrai. Laura būtent tokia, kokios man patinka. Yra dar 2 milijonai panų. Pamiršk ją ir susirask kitą. Kitos nori tik pažaisti, kaip sako mano pusbrolis. O man reikia kitokių santykių. Noriu rimtai draugauti su ją. Su ta, kuri mylėtų mane ir kurią aš mylėčiau, tik niekam nesakyk. Nenoriu, kad šaipytųsi. Nebijok. Matai, jūsų santykiai su Ulchana yra tobuli. Štai ko aš noriu. Ne, netobuli. Kodėl? Susipykot? Norėčiau, kad būtume tik susipykę. O kas atsitiko? Aš abejoju.
Abejoju, nežinau, ką daryti. Nežinau, ar verta ilgiau draugauti. Nežinau. Ką darysi? Kasdien draugausi visų kitą? Manai, kad taip smagiau? Visai ne. Iš patirties sakau. Tu tai patyrė, o aš, nesupranti, aš buvau kvailys, aš asilas buvau. Staiga pasikeičiau ir susidėjau su Luhana. Nežinau, ką daryti. Dabar noriu padraugauti su kitom. Nežinau, supranti, bjauriai kalbu, tiesa? Ne, viskas gerai, jie tikrai taip manai. Bet jei tu galvodamas toliau su jie draugausi, bus blogai. Pagalvok. Pagalvok šiek tiek ir apie ją. Pasipasakau. Noriu jai pasakyti, bet nežinau nei kaip, nei kada. Kuo greičiau, juk ji mergina, su kuria labai ilgai draugavai. Eik ir pasakyk jai. Noriu pasakyti, bet... Sveikas, mielasis. Labas, Franai. Palieku jūs vienus. Gerai. Kaip laikais? Gerai, o tu? Mielasis, noriu tau papasakoti šitą labai svarbaus. Aš irgi noriu su tavim pasikalbėti. Gerai, klok. Mielasis, ateik, klausau. Ateik. Nagi, Tu pirma. sakyk. Damom pirmenybė, klok. Markai, mane su damom nepainio. Ką čia kalbi? Man nėra nei damų, nei džentelmenų. Sakyk, ko norėjai. Užleidžiu tau eilę. Matai, koks tu? Gerai. Nori sužinot, kur guli tavo mama? Aišku, noriu, bet tėvelis tikrai nesakys, kur jį. Nesvarbu, kad tėvelis nesakys. Aš pasakysiu. Žinau, kur jį. Tikrai, kaip sužinojai? Su Marisa išsiaiškinom. Visą istorijos pamoką vartėm telefonų knygą ir skambinom į beprot psichiatrinės ligoninės skirtas. Sužinojau telefoną ir lankymosi valandas. Galėjai aplankyti ir viską išsiaiškinti. Luhana. Ką, mielasis? Niekad šito nepamiršiu, aš labai tave myliu labai. Aš tave irgi. Stengiaus, nes myliu tave. Noriu, kad būtum laimingas, o dabar klok, ką norėjai pasakyti. Nieko, smulkmena. Tokio būrelio nebus, net jei aš pirmininkauju. Kodėl, Saulelė, modelių būrelis visiems labai patiktų, bet to tau visi dėkos, kad pasiūlai. Kas čia blogo? Boloninis šuniukas, mama. Kas, nesupratau? Pablas bus tamantė, sprendimus priimam kartu. Tik kas susipykom, jis nenorės to būrelio, taškas. Kokia tu bloga savo mamytei? Matai? Už visus kovoji, tik ne už mane. Nevaidink, mama, būk gera. Nevaidinu. Mano dydis nuo to priklauso. Jei nesubursiu to būrelio, neparagausiu mokytojos duonos, o jei neįsigilinsiu į mokytojos vaidmenį, negalėsiu vaidinti serialę. Liaukis, negalima, mama, gana, negalima. Bet to nenoriu, kad ištisai šmirinėtų mokyklą, nedudama man ramybės, gana. Prisiekiu, nepastebėsi, kad aš mokykloje būk gera. Pastebėsiu aš, draugai, visa mokykla, visi žmonės, visi kaimynai pastebės, mama. Jei prižadėsiu nekristi akis, padėsi? Dar nesupratai? Ne. Nesvarbu, Saulelė mano. Net jei sudaužysi mano svajonės ir širdį, vis tiek tave mylėsiu. Aš tave myliu. Matai, kokia tu? Pasistengsiu. Ačiū, mieloji. Jei persekiusi, atsisveikinsi su būreliu. Gerai, eik Dunofui pasakyk. Ne, pirma reikia pasikalbėti su Pablu. Antras žingsnis žengti.